Angus. Iki antikinio Sagalasos miesto likučių važiavau 15 dienų. 3700 km per kelias valstybės ir pusę Turkijos. Na, tai yra pirmasis mano iš pagrindinių šios kelionės tikslų. Tai yra aplankyti šio didingo antikos miesto griuvėsius. Jie yra kokie 115 km į šiaurę nuo Antalijos, Tauro kalnuose. Ir tai yra senoviškas, dar graikų statytas miestas, kuris 330 metais buvo užimtas Aleksandro Didžiojo. Vėliau perėjo į romėnų rankas. Na ir tai buvo klestintis prekybos ir amatų miestas. Buvo garsus savo įvairiais molio ir keramikos dirbiniais. Jame gyveno 14 000 gyventojų. Tačiau 5 amžiui miestas buvo labai stipriai sugriautas žemės drebėjimo. Paskui buvo maras, na ir po visų šitų negandų gyventojai tiesiog miestą paliko. Ir niekas daugiau šitą miestą daugiau kaip 1000 ar 1500 metų kojas nekėlė, kol 20-ame amžiuje čia vokiečiai nepradėjo daryti kasinėjimų. Na ir dabar šitas miestas yra vis dar iškasinėjamas, vis dar restauruojamas, vis dar atrandama viską naujo, dar vis vyksta archeologiniai tyrinėjimai. Na, o aš čia savo laipioju ir landžioju visur. Na, šita vieta nuo kitų antikinių istorinių vietų skiriasi tuo, kad jinai dar nėra taip stipriai užturistinta. Tai yra, čia beveik visur galima įlipti, įlysti, nosį įkišti, labai čia mažai kas aptverta, užtverta, kaip kokiam kitose vietose, tai tik iš toli galima pasižiūrėti. O čia galima viską rankom paliesti, akmenis pakilnuoti ir prie visko pačiam prisiliesti, visur nosį įkišti. Aišku, galbūt šiek tiek kaip nors ir pavojinga, bet na, man čia tiek atsibeldusi motociklu, turbūt kaip nors išgyvensiu. Štai, taip pat atkastas čia įdomus amfiteatras, įdomios architektūros, ir jisai buvo stipriai taip pat matosi sugriautas per žemės drebėjimą ir taip ir paliktas, kadangi taip net fakt atrodo, kad iš apačios gavęs smūgį jisai taip. Va, bet kai kurie akmenys dar likę viens ant kito, tai taip įdomiai likę tie griuvėsiai. Na ir kaip supratau, paskaičiau informaciją, čia buvo nuspręsta juos taip ir palikti. Ne, neatstatinėti jos į pirminę būseną. Tai va, tai žiauriai labai įdomu, karšta tiesa, bet kas dar čia įdomu, tai yra atstatytas natūralus vandens padavimas. Tai yra iš kalnų šaltinių ateina vanduo ir bent į 2 fontanus ateina natūralus vanduo. Vienas fontanėlis net galima prieiti, pasisemti to vandens, tai aš taip ir padariau, nusiprausiau, užsišlapinau galvą, susišlapinau marškinėlius, kad būtų nors kiek vėsiau, nes čia 32, kokie turbūt 33 laipsniai karščio. Tai va, tai einu dar palaipiosiu, bet kokiu atveju, kas būsit Antalijoj, atostogausit, tai tikrai nepatingėkit ir nusipirkit, kad jūs čia atvežtų išvyką. Čia 100 km nuo Antalijos, bet tikrai verta atvažiuoti. Čia turbūt 1,5 valandos važiuoti, čia 2 valandas pabūti, tikrai pusdienį geriau čia negu pliaže bambą kaitint. Tai va, ačiū labai uždėmesį, man čia žiauriai patinka, žiauriai įdomu, aš varau toliau naršyti. Iki. Nu, oškos. Varyk.